Savaitgalį Mažeikių muziejuje atidaryta dar viena paroda. Dailininkas iš Ispanijos pirmą kartą rengdamas parodą Lietuvoje, ją surengė mūsų Mažeikių mieste. Šiandien muziejuje ir mieste tokia yra neeilinė proga, yra didelė šventė, kurią mums suteikia atvykęs iš svečios šalies, iš Ispanijos dailininkas su savo kūryba į mūsų miestą, mūsų lankytojams ją pateikė. Šiandien susirinkome ir labai džiaugiamės, kad galime gėrėtis tokių gražių paveikslų, gražiais vaizdais, neįprasta tapyba, kurios netaip jau dažnai galima sulaukti mūsų Mažeikių mieste, kuris yra ir toliau nuo centrų, o tuo labiau čia yra žmogus, dailininkas, kuris pirmą kartą Lietuvoje rengdamas parodą surengė mūsų muziejuje. Aš noriu pasveikinti dailininką, palinkėti, kad jam pilkas Žemaitijos ir Mažeikių dangus švytėtų gražiomis spalvomis, kad jam nebūtų liūdna čia, kad jis matytų, kad mažeikiečiai jį myli, kad mažeikiečiai yra įrodymas, susirinko visas būrys. Dailininkas studijavo menus, taip pat ir iliustraciją bei grafinį dizainą. Pirmą gyvenimo pusę kaip tapytojas išbandė įvairias Europos bendrijos šalis, vėliau prasidėjo grafinio dizaino ir iliustracijos laikotarpis. Gyvenimo rūpesčiai ir troškimai jį paskatino vėl imtis teptuko. Meilė tapybai atsiskleidžia jo darbuose, atliktuose naudojant įvairią techniką, ieškant vis kitokio stiliaus. Jo darbai atspindi jo dvasinę būseną ir jausmus. Vaizduotė ir kūryba kursto jo vidinius konfliktus, kurie dailininkui tampa vidiniais karais tapant darbą. Pasinėręs į jų tapymą, jis ilgam pamiršta supantį pasaulį. Jo darbo vaisiai akivaizdus, o tapybos mylėtojas gali atspėti, kokia drama ir kokios emocijos slepiasi tiems darbams gimstant, kurie verčia susimastyti, o ypač mėgautis jų tobulumu, nes dailininkas yra poetas, savo žodį įprasminantis tapyboje. Dailininkas sako, kad šiais laikais bent kas gali tapyti, tačiau dažnai pritrūksta kūrybingumo. Seniau menininkai laukia, kol juos kas nors pastebės, o šiais laikais nustebinti kažkuo nauju yra retenybė. Be to, kūrybingumo negalima išmokti. Jį turime arba ne. Menininkas kovotojas įsitikinęs, jog menininkas turi turėti tikslą ir dėl to kovoti rizikuodamas bet kuo, kad įstengtų save išreikšti. Kitaip tariant, jis turi parodyti tai, koks yra. Kūrinys tapytojo pasaulio atspindys. Todėl beveik visuose jo paveiksluose pasakojama apie tai, kas asmeniška, mintis, jausmus. Taigi, spalvos išreiškia tapytojo dvasinę būseną. Menininkas save suvokia ne tik kaip menininką, bet ir kaip pasakojimų tapytoją, nes jo tapyboje atspindimi ir išreiškiami istorijų žodžiai. Menininkas savo darbuose atskleidžia meilę tapybai. Jis naudoja visą paletę priemonių, ieškodamas naujų išraiškos būdų, kurie sujungtų jo dvasinę būseną ir idėjas. Būtent tada jo mintise kyla karas tarp vaizduotės, kūrybingumo ir tikrovės, nes tapybos darbas niekada nebūna baigtas. Visada reikia būti kritiškam savo pačiam, analizuoti, tobulinti, iš naujo prisitaikyti. Tapybos darbas atspindi tapytojo asmenybę ir kinta pagal jo dvasinės būsenas.